Pradedam. Pradedam. Sveiki gyvi, malonu Jūs matyti, vis dar besijungiančius. Tai tie, kas tiesioginiai transliacijoje, turim antradienio vakarą su jau tradicija tampančių reikalų, tai yra su svečiu. Šį kartą, bet apie svečią dar šiek tiek pakalbėsiu, o tie, kurie dar žiūrės tik tai įrašą arba galbūt jau bus patalpintas įrašas YouTube kanale. Sveiki atvykę. Čia School bendruomenė, Mastering Awareness, lietuviškoji dar kol kas. Žiūrėsim, kaip ateityje viskas vystysis. Tai tie, kas žiūrit YouTube, bet dar nesat mūsų School bendruomenė, tai aprašyme rasit nuorodą, prisijunkit. Ten rasit dar ir daugiau kitų dalykų. Tai yra kitų susitikimų ir online kursų, ir daug pokalbių, daug diskusijų. O jos visos yra susijęto su tuo, kad vis labiau būtume sąmoningai darantys sprendimus. Vis daugiau kažkokio tai atskiro, nežinau, veiksmo kitą kartą ir judesio galbūt ir pokalbio ir taip toliau, kad tas sąmoningumas būtų vis aukštesniam lygiai. Tai malonu šiandien sveikinti su jumis. Pristatyti visų nepristatysiu, kurie dabar jungiasi, bet turiu pristatyti vieną žmogų. Tai visas šitas mūsų susitikimas yra paskirtas vienai iš 4S dalių. 4S tai tiem, kas nežino, tiesiog dalykai, kurie žmogui būna aktualūs. O paprastai tai 4 dalys. Tai žiūrėk, viena yra apie santykius, kita apie savirealizaciją, tada yra apie sveikatą ir apie stabilumą. Na, daugiau finansinį stabilumą. Tai Jurijus Slavas, mano senas geras bičiulis, jaunai atrodantis, tikrai jauniau negu aš, ne dėl to, kad tik tai jaunesnis yra, bet visą laiką gerai nusteikęs. Ir tas 4S dalis, man atrodo, vienas iš tų žmonių, kuriuos pažįstu, tinkamai dėmesį kreipdamas, jas balansuoja. Viena iš jų yra stabilumas, finansinis stabilumas ir mes radom, kaip užvadinti šitą mūsų susitikimą, susijęjant su tuo, ką Jurijus daro. Tai jeigu neklystu, tai šitą vasarą buvo ta, kuomet Jurijus išsikovojo juodai Kiokušin karate diržą ir dabar pasižiūrėsim, kaip finansus, tai yra asmeninius finansus, galima valdyti taip, lyg turėtum finansų valdymo juodąjį diržą. Tai Jurijau, sveikas gyvas, malonu tave čia matyti, žinau, kad tu turi daug ką papasakot, lygiai taip pat turim ir daug ką paklausti tavęs, turėsim daug ką paklausti, tai aš nenoriu daug užimti eterio, jis visą šiandieną yra tavo. Nežinau, kaip dabar čia plojimus sudėlioti, žinai, atitinkamai, bet pasitikite, Jurijus Slavas. Ja, tai labas Povilai, sveiki gyvi visi, kas prisijungėte, iš tikrųjų malonu matyti ir pažįstamų veidų, ir naujų veidų, visą laiką su Povilu kas kartą mes tokią turim jau abipusę tradiciją, turbūt, kai viens kitam parašom, kad žinai ką ir taip daug taškis, tai reiškia, kažkas įvyks tokio. Tai vat, taip įvyko ir šį kartą Povilas brūkštelėjo man dar pakeliui iš Jungtinių Amerikos valstijų, praktiškai tik į lėktuvą lipant. Nu ir kažkaip susitarėme, kad kažkas turi vykti. Tai aš siūlyčiau tokį gal laisvą formatą, šiek tiek gal įžangas tokios duosiu, dėl ko ir toks pavadinimas gimė. Ir po to pakalbėsim, paklausinėsit, atsakysiu, kas galbūt viliuosi bus naudinga vieniem arba kitiem, o kodėl tas juodas diržas, nes iš tikrųjų aš savęs gal dar nevadinčiau ten finansų juodų diržų, bet esu link to, viliuosi, kad netoli jo. Ir kaip ir su rytų kovos menais, mano galva, iš tikrųjų šiose dviejose kelionėse yra daug labai panašių dalykų. Ar aš galbūt netgi supratau tai, kad yra panašių dalykų būtent eidamas per kito juodo diržo kelionę, tai yra būtent per Kiokušin juodo diržo, kurį kažkada jaunystėje turėjau svajonę. Tai yra kaip ir visi, ko gero, berniukai, žiūrėdami visokius rytų kovos menų kovinius filmus, kad va, būsim ten rytų kovos kovotojai, juodi diržai ir kas ten bebūtų. Ir vėliau šiek tiek, tai mano šita svajonė netgi atsirado anksčiau negu ten kažkokie finansiniai tikslai apskritai ir finansinės laisvės tikslai, nes ko gero tuomet, kai dar žiūrėjau tos filmus, apie finansus negalvojau. Vėliau atsirado kitas tikslas, tai yra tos finansinės laisvės, finansinės nepriklausomybės.
Ir atrodytų tos kelionės kažkur tais persipinė, viena pasimiršo tuo metu, tai to juodojo diržo kelionė rytų kovos menuose, bet atsirado finansinės laisvės tikslo kelionė. Ir vėliau gerokai į mano gyvenimą grįžo rytų kovos menai, kai mano dukra pradėjo tuo užsiminėti, nors prieš tai aš visiškai kitais kovos menais užsiminėjau, ne Kiokušin, bet grįžti nusprendžiau būtent į tą pačią discipliną kaip ir jinai. Ir iš tikrųjų mano pirmoji juodo diržo kelionė pasibaigė visai netoli juo, tik tais kitoje karate šakoje, bet taip ir liko neįgyvendinta. Ir matyt, tas toksai geštaltas liko neuždarytas kažkoks, tai ne, kad na, aš tą juodą diržą turiu pasiekti ir dėl to grįžau į rytų kovų menų kelionę, bet kadangi na, nereikia rinktis lengviausio kelio, tai sakau, eisiu ne ten, kur jau esu vienu žingsniu iki juodo diržo, bet pradėsiu viską nuo nulio, Mhm. kadangi tie diržai nėra užskaitomi, tai teko viską nuo nulio vėl nuo balto diržo praeiti. Ir aš sakyčiau, kad būtent tas pasirinkimas ir privedė mane prie tam tikrų pamastymų, ypač kai jau artėjau prie juodo diržo ir kai jį pasiekiau Kyokushin stiliuje, kiek tai iš tikrųjų yra panašu į bet kokią mūsų kelionę ir tame tarpe ir link finansinės gerovės. O panašumų pasirodo yra netgi daugiau negu galima tikėtis, nes nekalbant jau apie tai, kad įgūdžių prasme mes turime aukti nuo balto diržo iki juodo diržo ir kur tai bebūtų, ar tai yra kovos menai, ar tai yra finansiniai kažkokie mūsų įgūdžiai, ar vat galima būtų pavadinti sveikos gyvensenos juodas diržas, kas tai bebūtų, tie įgūdžiai kyla palaipsniui kartu su mūsų meistriškumu kažkokiu tais. Mhm. Ir jeigu mes taiga norime iššokti į kažkokio tais aukštesnio diržo lygį, nuo to neišeina padaryti. Dažniausiai pabandom, stipriai susimušam, susitraumuojam kažkur tais. Tai jeigu perkelti tai į verslo arba finansų pusę, tai tas pasireiškia prarastais pinigais, kokiais nors bankrutavusiais verslais, nudegusiom investicijom, nes tiesiog mes dar nesame tame meistriškumo lygyje, kad šoktume į tai, ką galbūt daro aukštesni diržai. Mhm. Tai vat, tai supratęs, iš tikrųjų aš pradėjau galvoti, kokios tos paralelės yra ir mano galva jų yra daug. Jeigu kas rytų kovom domitės, ypač japoniškais rytų kovos menais, tai pas juos ta, sakykime, bendroji ugdymo disciplina, jinai susiveda į kelias tokias dalis. Tai yra technika, kai mes mokomės tam tikrų smūgių, blokų ir panašių dalykų. Mes mokomės vadinamos katos judesių, ne, tai yra, kai mes bandom sujungti tai, ką išmokome iš tų pavienių paskirstinių kažkokių judesių į tam tikrą kovinę veiksmą, bet dar nesu tikrų priešininkų. Ir galiausiai yra kumite, arba kitaip tariant, tai yra jau reali kova su realiu priešininku. Kiokušino atveju iš tikrųjų reali kova, nes tai yra pilnas kontaktas ir jeigu nepakankamai pasiruošęs, tai labai skaudžiai gauni kaulus. Tai iš finansinės pusės iš esmės galima būtų ko gero irgi sugrupuoti visą tai į tokius tris blokus, kurie ir persipina per tą diržų kelionę. Mūsų baziniai įgūdžiai pinigų valdymo, kas galėtų būti asmenių finansų biudžeto kažkoks vienoks ar kitoks valdymas, mūsų požiūris apskritai į galimybės uždirbti pinigus. Tada vėliau kažkada tais atsiranda kata, tai yra bandymai tam tikrų veiksmų, kaip tos pinigus galime įdarbinti, kažką su jais daryti. Na ir galiausiai tai virsta realia kova tikram pasaulyje, kai visus tos pinigus valdydami mes ir siekiame pasiekti tos finansinės gerovės ir laisvės. Bet kas įdomiausia, kad kaip ir juodo diržo kelionėje, kai sieki juodo diržo, tai labai labai nori juodo diržo. Ir galvoji, nu va, jau pasieksiu, tai jau ten bus. O kai pasieki, tada supranti, kad kelionė tik prasideda. Ir vėl viskas iš pradžių gali būti. Ir vėl viskas iš pradžių. Antras danas, trečias ir taip Mhm. toliau. Ir tada supranti, kad na, ne juodas diržas yra tikslas, o kelias ir tai, kuo tu tampi to juodo diržo kelyje. Kaip asmenybė, koks mąstymas, koks matymas, kokia elgsena ir su finansais iš esmės yra tas pats. Kai mes tų pinigų neturim, arba turim gal mažiau negu norim turėti, arba uždirbam ne tą formą, kurią norėtume uždirbti, mes labai labai norim daug tų pinigų, milijonų, kažkam galbūt ir ne milijonų.
Bet kai pasieki tą lygį, kai tu tas pajamas uždirbi tokią formą, kaip tu nori ir tiek, kiek tu nori, arba tiek, kiek tu nori, tai supranti, kad na, kiti dalykai yra, kurie tave keičia ir kitaip tu pradedi žiūrėti tiesiog. Tai va, tas, sakyčiau, galbūt svarbiausias dalykas toje kelionėje ir yra. Ir iš tiesų tas juodas diržas, ar finansinis, ar koks jis bebūtų, tai nėra tiesiog kažkoks tai apdovanojimas, gal rangas, bet va, tie visi kiti pasiekimai, kuriuos ir gauname toje kelionėje ir finansinėje tame tarpe, jeigu ją irgi žiūrime panašiai kaip į tą kelionę rytų kovos menų diržų pasaulyje, tai iš esmės mano galva ir yra svarbiausias dalykas. Ir čia galima gal ir suvesti būtų mąstymo pokyčius, kurie įvyksta per tą laiką. Mm, Požiūrio pokyčius į tam tikrus dalykus ir emocijų pokyčius. Tai vat, gal tokia įžanga tam ir iš esmės tuo, kas mano galva man padeda judėti tiek finansinės juodo diržo kelionės etapais, tiek ir rytų kovos menų etapais, na, apie tai galim pasikalbėti. Ir tu vis taip įvardini, Jurijau, žinai, ir vienu, ir per vieną, ir per kitą kampą, žinai, sueina, nu, man atrodo, labai svarbus dalykai, ką tu paminėjai, tai yra apie kaip žmogus realiai masto tam tikrais klausimais, tam tikrose situacijose. Ir čia yra tokio, žinai, ir nuostatos tam tikros gali tada imti viršų, ir žiūrėk kažkokie tai įsitikinimai. Ir apskritai, bendrai kalbant, finansų dalykas yra tas, kuris, nežinau, tu savo praktikoje galbūt įvardinsi gal pavyzdžiais arba kažkokiu kitų konkrečių įvardinimų, kad, nu, yra labai sunku kalbėti apie finansus. Nes, atrodo, nu, nepatogu kitą kartą galbūt prasideda toks, žinai, kalbi, bet supranti, kad kažko dar nežinai, tada tą Jo, nežinojimą kažkaip bandai dangstyti kažkuo, nu, tokie, žinai, tam tikri stereotipai susijungia. Tai nežinau, tu vis tiek tu turi labai didelę bendruomenę Lietuvoje, jūs organizuoja didelius renginius. Į tuos renginius susirenka palauk, nu paskutiniam, man atrodo, buvo ne 1000, bet virš 2000 žmonių atitinkamai. Ir arti dviejų man tūkstančių. kartais jo tenka net ir pasikalbėti su jais, kad, nu sako, žinok, net drąsu, va, aš sėdžiu, užsirašinėju, bet kitą kartą net ir norisi kažko tai paklausti, bet nedrąsu paklausti, nes atrodys, kad aš iš vis nemoku tų pinigų valdyti, bet tas žmogus sako, bet aš iš tikrųjų jų nemoku valdyti. Man jų visą laiką trūksta, netaip gaunasi, planuoju vieną, nesigauna. Bet tu ir dirbi labai su ta tokia, nu, baziniu dalyku, ne tik tai, ką tiksliai daryti, bet ir, nežinau, vertybiškai, kodėl tokius sprendimus daryti reikia. Nuostata savo tam tikras keis. Nu, čia yra dalykas, nuo ko iš principo prasideda, nu, bent jau kiek aš supratęs, tai, kas vyksta pas tave tavo bendruomenėse. Tai vat, labai teisingai ir pasakėjai. Ir vėlgi, kodėl sakau, kad tai yra antiek panašu į rytų kovos menų pasaulį, nes ten viskas pradedama nuo to pačių dalykų. Ir dėl ko, pavyzdžiui, man asmeniškai labiau prie širdies yra japonų kovos menai, negu ten, sakykime, koks europietiškas ar boksas ar kas. Dėl to, kad va čia ir yra esminiai dalykai. Ten viskas yra ne tik tais duok į snukį, ne, bet filosofija pati ir vertybės. Mhm. Ir tas pats vyksta, jeigu ateina baltas diržas, nu joks diržas dar, sakykime, ne į kovos menus treniruotis. Ir dažniausiai, aišku, tai būna ir tam tikri visokie atvejai, kai berniukai ateina dėl to, kad ten nori užaukti, išmokti ir duoti kažkam, kas ten juos skriaudė. Mhm. Tai su laiku visas tas požiūris irgi keičiasi dėl to, kad keičiasi filosofija, kuri jiems yra įskiepijama ko kito tų pačių mokytojų. Jo, jo. Bet lygiai taip pat, kaip pirmą kartą atėjus į sporto salę, gal baisu matyti, kaip ten kažkas aukšti diržai, kokie juodi ar ten rudi diržai, sakykime, kaip pušino atveju, ten atrodytų kažkokius tai neįsivaizduojamus smūgius daro, ten smūgiuoja kažkokiam keistom technikom ir tam baltam diržui atrodo, Jėzus, aš nieko nenusimanau, mane čia toj sumuš ir panašiai. Bet jeigu jis ateina į saugią aplinką, o tai ir yra, tarkime, ten sporto klubas, Mhm. karate klubas ir koks bebūtų, jį globoja treneriai ir tie patys aukšti diržai irgi supranta, kad jis nėra tas, kuriam ten reikia iš visų jėgų trenkti ir taip toliau, tada jisai išdrasėja pamažu ir išmoksta tų pačių esminių bazinių dalykų. Tai dėl to aš ir sakau, jeigu esame baltas diržas
finansuose, nu, ar ten arti balto diržo, Mhm. tai turim ir suprasti, kad ko mums tuomet reikia pradžiai, kad pasikeistų mūsų elgsena ir ko reikia, kad mes galėtume palaipsniui pradėti tobulėti. Ir va čia ir prasideda viskas nuo vertybių, nuo mąstymo to paties, ne, keitimo į kai kuriuos į įprastus dalykus, kuriuos mes įpratę esame matyti finansuose ir girdėti žmonės kalbant. Ir nuo to, kad mes turim pasidaryti savo bazinių, sakykime, smu, finansinių smūgių technikos reviziją. Na, tai jeigu Mhm. pradedame kovos menus, tarkime, Kiokušiną nuo ten paprastų kelių smūgių ir kelių blokų, tai ir finansuose mes turime savo paprastus kelis smūgius, kelis blokus. Bet jeigu mes galvojame, aš šitą mokau ir dabar bandysiu iškart kažką tais daryti kitą, gaunasi, kad neišeina dėl to, kad bazinių dalykų nemokam arba netaip darom. Tai vat, tam, kad būtų drąsiau, pirmą turim būti tikri, kad mūsų baziniai žingsniai yra daromi tikrai gerai ir kokybiškai. Dėl to ir, pavyzdžiui, rytų kovos menuose, kuo aukščiau mes kylame diržais, tuo Mhm. didesnis dėmesys yra kreipiamas ne į bazinį, ne į vis labiau kažkokią tais pažengusią techniką, bet į tai, kaip tu darai bazinę techniką. O Aha. bazinė technika finansų prasme iš esmės yra gebėjimas tinkamai valdyti savo pinigus, gebėjimas pirmą mokėti savo, o ne ten išleisti kažkam, ne? Gebėjimas valdyti riziką su graža, kurią pasirinkė. Nu, tai iš esmės čia yra bazė. Tvirta stovėsena, ne? Mhm. Rizikos valdymas, tvirti pamatai, tai yra fondai rezerviniai, kuriuos turim ir taip toliau. Tai jeigu mes į šitą nekreipiam dėmesio, stovim bet kaip, Mhm. nu, tai tada natūralu, kad atrodys, kad negaliu kovoti. Ok, ok. Ir va šita dalis jau tokia labai prie tokių žemiškų, praktiškų dalykų mes turbūt ir prieisim. Bet tam, kad toliau išjudėt, man toks kvietimas visiems, kas mus dabar va žiūrit, bet tie, kurie tiesiogiai žiūri, tie, kurie žiūrit jau įrašą, viskas ok, jūs galite ir parašyti, nes tai irgi aktuolus, man atrodo, dalykas bus. A, Kaip jūs patys galėtumėte įsivertinti, koks yra jūsų, nežinau, kaip Jūrio jūs matuojat, finansinis stovis, būvis, kuomet vienas balas yra esu skoloj, bet turiu to minito, žinai, blogoj skoloj, kad prasiskolinęs ir taip toliau, ne tai, kad aš turiu verslo paskolą ir vystau atitinkamai tam tikrus dalykus. Tai čia būtų vienetas, o dešimtas, va, yra dažnai toks klestėjimu jau galbūt galima būtų pavadinti, kuomet tu ir valdyt moki, ir suvaldai, ir pirmą savo sumoki, ir investicijos važiuoja, ir nu, tie nukritimai, pakilimai jie būna, bet tu nu, nestresuoji dėl to, kad tu žinai, kad tai yra dalis tavo kelionės, ką tu labai gražiai įvardinai tokioje metaforoje. Tai jeigu galit mūsų susirašinėjimo laukia, va čia, įsirašyti skaičiuką savo. Vienas labai prastai, 10 idealu. Kur jūs šiandien dienai esat su jūsų asmeniniu finansiniu, nežinau, tokiu suvokimu arba situacija. Gal nuo to mes tada atsispirtume tiek, kiek kiekvienam, kaip mes kiekvieną suprantam tą savo įsivertinimą, nes jau, tikrai nepradėsim lyginti vieną su kitu, nes, žinai, pas vieną trejetas galbūt yra daug daugiau, pas kitą, ne, kai jisai aštuonetą įsivardinė savo. Tai čia tai, Iro, tu turbūt pats matai irgi, ne? Taip, taip, Atitinkamai taip, čia matau. jo, yra, žiūrėk, nuo 5, 3, 6, 6, 6, 7, 6. Galvojau, turės būti, žinai, Aš dabar tik galvoju, 6, kuris 7. geresnis skaičius, ar tas, kur mažesnis, ar tas, kur didesnis. Ne, kur mažesnis reiškia, kad, nu, labai prastai, tarsi, turiu Ok, skolų, ok. galo su galu nesuduriu ir taip toliau. O čia yra tas. Jo. Nes, matai, rytų kovos menuose atvirkščiai, iki Nu, jo, juodo viskas diržo į tą nuo kyla, didžiausio žinai, žemyn. paskui pasakiau ir galvoju, žinai, tai pirmas Q yra pats geriausias, žinai, bet Taip, imkim tada nuo to, nuo Danais, jeigu ok, skaičiuoji, žinai, pirmas ok. Danas ir ten jau į Mhm. viršų tada susidėliau. Nu, tai matai, turim tą situaciją atitinkamai kažkur apie viduriuką, 6-7, Jo. atitinkamai. Ok, bet nuo kažko vis tiek reikia atsispirti, ne? Tai vad, kai žinom, nuo ko atsispirti, ką tada turėtume pradėti daryti. Aš gal vat gerai pastebėjau, žinai, kad yra tam tikri kriterijai ir vėlgi tai yra tapatu diržų egzaminams. Mhm. Jeigu aš laikau diržo egzaminą, tarkim, ten kažkokiam oranžiniam diržui, nu, tai man reikia mokėti va tiek, ne? Man nereikia Jo, mokėti va tiek iš taip. karto, ir tai yra tam tikri ten 2-3 blokai, 2-3 smūgiai, vėliau jau nuo tam tikro diržo atsiranda
katą ir dar vėliau tik tais atsiranda jau kova, reali Kova. kova su Jo. Mhm. priešininku. Tai taip yra irgi ne veltui, dėl to, kad tai irgi rodo, kad, tarkime, kodėl Kiokušinė nuo geltono diržo atsiranda kovas. Tik tais todėl, kad geltono diržo savininkas jisai jau turi įsiugdęs tam tikrus bazinius kovinius gebėjimus, kurie tikėtina leis jam apsiginti ir mažiau būti sutraumuotam kovoje. Tai va ir finansuose tas pats, ne? Mes ir Starfish Academy turim tokį 5 lygmenų modelį sukūrę, na tai iš esmės, jeigu tai būtų 5 diržai, tai vat atitiktų tą lygį kažkur tais, kaip bedėlioti ir kiekvienas iš tų lygių jisai turi tam tikrą kriterijų rinkinį, ką Mhm. turi turėti padarę žmogus, jeigu jisai nori sakyti, kad aš esu užsitikrinęs tam ir tam lygyje 100% jau esu turintis jį, ne, arba aukštesniam netgi esu. Tai vėlgi labai panašus su rytų kovos menais, dėl to, kad jeigu aš kylu diržais, tai pavyzdžiui, kuo aukštesnis diržas aš esu, aš turiu laikyti visų buvusių prieš tai buvų diržų egzaminą. Tai iš esmės, jeigu aš laikau juodą diržą, tai aš turiu įrodyti, kad aš moku ir tai, kas yra reikalinga mėlynam, ir tiksliau oranžiniam, ir mėlynam, ir geltonam, ir taip toliau, ir taip toliau. Mhm. Ir jeigu aš parodysiu, kad aš nemoku kažko, kas yra baziniai lygiai, tai aš juodo diržo neišlaikysiu. Tai vat Okay. panašiai ir mūsų modeliai yra, aišku, čia ne tikslas dabar ten jį reklamuoti ar kažkur, bet trumpai tiesiog apibūdinsiu, kad jame irgi yra kriterijai, kurie rodo, kad jeigu, pavyzdžiui, pas tave yra blogų skolų ir tu, sakykime, ne valdai savo asmeninio biudžeto, nu arba bent vieno dalyko iš 5, kurie ten yra kaip kriterijai, nedarai, Mhm. tai tu negali būti gerbuvio lygmenyje, nes tu turim 5, tai yra išgyvenimas, saugumas, finansinis gerbuvis, nepriklausomybė ir finansinė laisvė. Net jeigu tau taip atrodo, kad tu ne, taigi aš tai va ten uždirbu pakankamai ir lyg ir viskas gerai ir jaučiuosi tai tikrai neišgyvenimo lygmenį, bet tai rodo, kad ten problema. Bet tai, Ir Jūriau, sorry, kad mhm. pertraukiu. O gerai, jeigu žmogus pats sako, man viskas gerai, kaip jam, nežinau, ar čia tinka sakyti, pasimatuot, pasitikrint, ar tai, ką jisai galvoja, kad gerai, galbūt yra labai rizikinga dėl tam tikrų kitų kriterijų, dėl tam tikro kito žinojimo, kurį jisai galbūt net neįsivertino, nes, žinai, pritrūko žinių ar dar kažką panašaus. Tai va tą ir turiu omeny, kiekvienas lygmuo, tai aš gal vis paralelę su to rytų kovos menų egzaminu darysiu. Mhm. Jeigu Okay. aš, pavyzdžiui, noriu laikyti, nu, tebūnė ne juodo, bet, sakykime, ten kokio žalio diržo egzaminą, kas yra plius minus apie viduriuką, kaip tik Mhm. daugumo čia rašėte, tai aš turiu įsitikinti, kad aš žinau visas technikas ir ne tik žinau, bet moku jas daryti, kokybiškai daryti, o ne bet kaip daryti, ten šleivai, kreivai, kas priklauso žemesnių diržų egzaminui. Tai lygiai taip pat ir mūsų modelyje panašiai yra, kad jeigu aš teigiu, kad aš esu gerbuvio lygmenį, reiškia, aš turiu būti atlikęs 15 veiksmų, kurie reikalingi tam, kad aš būčiau gerbuvio lygmenį. Ir jeigu bent vienas iš jų tiesiog darant va savo, pavadinkime, reviziją, ne, kaip aš, pavyzdžiui, ruošiuosi rytų kovos egzaminam, irgi ruoždavausi, pasižiūriu, šitą techniką žinau, pabandau padaryti, šitą techniką žinau, pabandau padaryti. Nu ir jeigu man atrodo, kad aš gerai darau, tada aš einu prie aukštesnio diržo technikos. Jeigu ne, aš grįžtu, kartoju žemesnio lygio techniką tol, kol man atrodys, kad aš ją moku daryti gerai. Taip ir čia aš pasižiūriu, tarkim, blogų skolų neturiu. Ok, tvarkoju, šitą techniką moku daryti. Gerų skolų neišnaudoju. Viskas, reiškia, šitą techniką aš nemoku daryti ir Mhm. turiu grįžti prie to, kad aš ją išmokčiau daryti. Net jeigu man atrodo, kad aš šiai dienai galbūt esu gerbuvio lygmenį, bet aš negaliu tvirtai pasakyti, kad šitą punktą aš pažymėjau kaip mokantį mane daryti ir jį daroma, tada reiškia, aš jo nedarau. Tai čia tas pats vėlgi, kuo mes tai rizikuojame. Jeigu to nedarome, mes rizikuojame to, kad vieną dieną įvykus kažkokiai situacijai tiesiog įvyks finansinis kažkoks tai smūgis mums. Taip Yep. pat, jeigu aš teigiu, kad aš esu juodą diržą turintis, nes galbūt jį nusipirkau ar ten kažkas užmerkė akis ir man jį davė. Ir aš einu kovoti su juodu diržu tikru, kuris moka technikas. Nu, greičiausiai išeisiu su, jeigu nesulaužytų kažkuo tais, bet su gerais sumuštais šonais, ne? Tai traumos bus. Tik tais finansinės traumos kartais gali būti gerokai skaudesnės negu sulaužytas šonkaulis.
Daug pavyzdį, daug pavyzdį tos finansinės traumos, palyginant su tokia, nu, kaip atskira metafora, sulaužytas šonkaulis. Kuo tai gali Nu, pasireikšti, pavyzdžiui, nes matai, aš dėl žmogus, ko kuris. klausiu šitą, Mhm. Jūriau, Taip. patikslinsiu, kartais žmogus turi tą traumą, bet nežino, kad turi. Ir tada daro visai kitus dalykus, neįsprendęs tų kitų, kur tu vardinai, žemiau Mhm. esančių. Okay. Na tai traumų pavyzdžių vėlgi didesnių, mažesnių galim kelis paimti. Tarkime, kaip ir minėjau, pabandžiau investuoti, Mhm. nežinojau į kokią turto klasę, bet investavau ten, kur draugui pavyko, nes draugas galbūt mokėjo tą techniką, Jo. tą smūgį, tą bloką ir man nepavyko, aš nudegiau. Ir viskas, ir mano elgsena tada užsiblokuoja, kad visas investavimas yra nesąmonė, Mhm. nes man nepavyko, man bandžiau, bet neišėjo ir daugiau to nedarysiu. Ja. Ja. Kitas dalykas, nudegiau su skola, pavyzdžiui, ne, pasiskolinau per didelę skolą, pasiėmiau, nemokėjau naudoti gerų skolų, o tai yra vienas iš būtinų kriterijų, jeigu mes norime pereiti jau į finansinės nepriklausomybės lygį ir toliau. Ir, pavyzdžiui, bankas atėmė iš manęs ten turtą, nu ar ten nebūtinai bankas, bet kažkas tokio įvyko. Viskas, aš nuo to momento skolų bijosiu kaip velnio Okay. ir Okay. Makes sense. Yeah. nežinosiu kodėl, o pasirodo ne dėl to, kad skolos blogos, o dėl to, kad aš blogai mokėjau, pavadinkime, gerųjų skolų naudojimo bloką arba katą. Kaip gerai, meistriškai metaforom, žinai, susidėlioja. Skola, blokas, gerai panaudojo, važiuoju toliau. Fine, gerai, klausykit, aš čia žinai, taip pat man labai įdomu šitą temą apie tai, ką Jūrius kalba ir vėl atrodo, lyg girdi vėl tos pačius dalykus, bet dar iš kitos pusės noriu paklausti, bet žiūrėkit, nesvarbu, ką aš noriu paklausti. Jūs galbūt irgi turite tų atitinkamų klausimų, aš juos turiu kelis susirašęs. Parašykit irgi į čatą, kad mes dar turėdami tą vat, gerą pusvalanduką, kiek Jūrijus dar bus kartu su mumis, kad galėtume irgi iššokti atitinkamai, galbūt pasitart, galbūt pasiklaus, galbūt įvardinti kažkokią tai situaciją, kurią galėtų Jūrijus pasiimu ir panagrinėjau. Tai arba čate, arba pakelkit ranką, turiu omeny ne vizualiai, nes visus nematysiu vienu metu, bet jeigu pakelsit ranką čia Zoom'e, tai turbūt galėtumėt ir gyvai kažką paklausti, ar ne, Jūriu? Gal taip galėtum Žinoma, padaryti? mes. Fine, good. Va, gerai, Egilė jau ploja, bet, bet, bet gal ir Galiu klausimą paklausti, dar tai gausiu girdėti. atsakymą. Jo, jo. Nu, Tai ačiū Jurijų, klausimas, kalbėjai prezentacijos pradžioje apie filosofiją. Mąstymas keičiasi, kai keičiasi filosofija. Ar galėtum pristatyti keletą pagrindinių per tavo karjerą žmonių įsitikinimų tendencijų, kas stabdo finansinį augimą? Nu, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, kad mes apsibrieštumėm šiek tiek ten, nežinau, turtingi visi pasikėlė. Arba perfekcionizmo tema. Tik tai, kai žinosiu visas strategijas, tada atsidėsiu. Tik tai, kai uždirbsiu 1005 rankas, jada, tada atsidėsiu. Tai galbūt gali pasidalinti, kad mes atpažintumėm savyje tam tikrus įstikinimus. Super, ačiū Egilė už gerą klausimą. Tai dalį jau paminėjai turbūt, ne, tai tokie populiariausi, jeigu žiūrėti, tai yra susiję su skolinimuose tikrai daug, nes skola blogai, geriau būti niekam neskolingu ir panašiai. Tai vat, jeigu kažkas jaučiate, kad bijote prisimti skolinį įsipareigojimą, tai greičiausiai šitą dalyką turit. Bet iš tikrųjų skola gali būti labai galingų įrankių ir svertų, jeigu jį išmokstame naudoti. Taip pat dažnas toks irgi būna įsitikinimas, kad tam, kad gerai finansiškai gyventi, tai turiu vis daugiau uždirbti. Kuo daugiau pinigų turėsiu, tuo mano finansinė gerovė bus geresnė. Bet aš tikiu, kad ne finansinė pinigų kiekybė, bet pinigų kokybė yra šitoje vietoje gerokai svarbiau. Ir kokybė būtent pasireiškia per tai, kiek laiko aš skiriu uždirbti tai pačiai pinigų sumai. Jeigu aš skiriu mažai laiko, mano pinigai bus gerokai kokybiškesni negu tų, kurie skiria daug laiko. Vėlgi, grįšiu, kadangi toks jau pavadinimas mūsų, tai vis prie rytų kovos menų. Ta patį smūgį baltas diržas ir juodas diržas darys naudodamas skirtingą energijos kiekį. Baltas diržas, nemokėdamas smūgiuoti, muš bet kaip, ten suks ne taip petį, suks ne taip klubą ir dėl to išnaudos daug energijos ir po minutės dviejų jis jau bus be jėgos.
Kai tuo tarpu juodas diržas moka eikvoti energiją, saugoti energiją, atstatyti energiją ir sufokusuoti į vieną smūgį, kur galbūt vienas smūgis duos galutinę pergalę visiškai kitą laiką nesmūgiavus. Tai va tas pats apie pajamas. Jeigu mes dedame daug laiko uždirbti pinigam, varom ten po 20 valandų per dieną ten ir taip toliau, mes uždirbam galbūt ir daug pinigų, bet išeikvojam labai labai daug energijos. Vietoj to, kad pagalvoti apie tai, kaip tos pinigus uždirbti kitaip ir padidinti jų kokybę. Tai yra pasyvios pajamos, dalinai pasyvios pajamos ir panašiai. Tai va, jeigu mes pakeistume šitą požiūrį iš to, kad man reikia kuo daugiau pinigų, kad man reikia kuo daugiau kokybiškesnių pinigų, tada atitinkamai keičiasi ir energijos panaudojimas. Tai va čia galbūt dar vienas iš tokių esminių, kur mes irgi siekime ir savo renginiais ir mokymais keisti tą mąstymą, kad žmonės ne į pinigų kiekybę, bet į kokybę orientuotųsi. Nes vat, paklausčiau čia, ką rinktumėtės? Ar 4000 eurų, dėl kurių reikėtų dirbti po 10 valandų per dieną? Ar 1500 eurų, bet dėl kurių nereikėtų dirbti visiškai? Ką rinktumėtės? Abu. Šiek tiek padirbi ir dar kiti atkeliauja. Ne, juokai. Rytas sako 4000, okei, kokie dar variantai? 1,5 yra, kas rinktumėtės? Aš rinkčiausi. Povilas rinktųsi, aš kitų dar klausiu. Bet man, Nes matai, skirtumas nemažas, ne? man patinka dirbti, žinai, tai iš tos pusės, žinai, aš norėčiau dirbti, pamatyti ir tada žinot, vat, kad jie ir pusantro viską. Ja, bet prie ko aš ir vedu, kad jeigu aš pasirenku 1,5, dėl kurių nereikia dirbti, tai aš turiu gerokai daugiau laiko ir energijos, nes aš neišeikvojau jos, pagalvoti, kaip padaryti dar 1,5, dėl kurių irgi nereikėtų dirbti arba mažiau dirbti. Tai va čia apie tą patį, ne, ar aš smūgiuoju iš visų jėgų bet kur ir nežiūriu kur, bet svarbiausia, kad smūgiuoti, kad daug žalos padaryčiau, ar aš fokusuojuosi į tai, kur mano vienas smūgis duoda geriausią rezultatą, tada antras smūgis duoda ir po trečio smūgio priešininkas guli, ne? Tai va apie tai. Tai va čia, sakyčiau, vienas iš esminių ir tame tarpe, va, tų smūgių arsenale, skolos naudojimas yra vienas iš galingų smūgių, kuriuos tam, kad tinkamai naudoti, reikia aukštesnio meistriškumo, suprask aukštesnio finansinio diržo. Ir trečias galbūt irgi dalykas, čia gal šiek tiek išplėsti irgi, kad arsenalą, tai dauguma žmonių, jeigu jau kalba eina apie pinigų įdarbinimą, atrodo, kad čia suprantame, lyg ir tai duoda tą pinigų kokybę, renkasi instrumentus, kurie leidžia jiems nelaimėti kovą, bet nepralaimėti kovos. Čia du skirtingi dalykai. Ar aš ateinu į kovą finansinę arba ant tatamio, tam, kad išstovėti, bet nelaimėti, tiesiog sveiką kailį išnešti, ar aš ateinu tam, kad laimėti visgi kovą. Instrumentai, kuriuos renkamės, irgi gali būti skirtingi ir vienu ir antru atveju. Ką turiu omeny, kad dauguma žmonių renkasi instrumentus, kurie jiems atrodo saugus. Garantuota grąža kažkokia, tai kuo daugiau užtikrintumo, kad neprarasiu savo pinigų ir taip toliau ir taip toliau. Ir dėl to būtent jų kelias yra gerokai ilgesnis arba taip ir nepasiekiama ta finansinė gerovė aukštesnio lygmens. Tų žmonių, kurie linkia balansuoti saugesnius instrumentus su labiau, sakykime, didesnę grąžą, bet tuo pačiu ir neužtikrintumą turinčiais, jie žaidžia dėl pergalės ir jie atitinkamai dažniausiai ją pasiekia gerokai lengviau. Tai vad gal 3 esminiai. Dėkui. Turim. Super. Ačiū pačiam už klausimą. Tuo pačiu jau yra keletas kitų, gal Jurijau, tada galime dar prie jų prieiti. Kas yra finansiniai baziniai smūgiai ir kur galima apie juos išmokti daugiau? Aš gal tau visus dabar suvardinu, tu pažiūrėk, kurie tau čia labiausiai nuskambės gerai, kad juos galbūt eiga tokia, tai ir galėtume atsakyti. Kas yra gerosios skolos ir kokiais kriterijais vertinti, kas yra gera skola, kas ne? Vat Artūro klausimas klasikinis, nuo kokios sumos galima pradėti investuoti, kad apčiuopiama grąža būtų ne po 50 metų, o po 2-3 metų? Ar tikrai labai juokingas būdas būtų pirkimas ir nuoma?
realūs pirmieji žingsniai, čia aš jau nukopijavau, nes juos anksčiau Mhm. buvo atsiuntę. Realūs pirmieji žingsniai finansinės laisvės link, finansinio raštingumo klaidos ir į ką, finansų pusės, į ką iš finansų pusės reikėtų atkreipti dėmesį žmogui, pradedančiam savo verslą. Jurijos Slavo ir Roberto Kiyosakio bendrumai ir skirtumai, prašom pristatyti. Okay. Tai va, nu, esmė, čia buvo klausimai tokie buvo. Tai Jurijau. Gerai, tai aš pamėginsiu gal visus prasibėgti, kažkur glaušiau, kažkur biškio be užplečiant. Tai baziniai finansiniai smūgiai, Kristina, aš dalį jų minėjau, bet iš esmės pagrindiniai tai ir yra mūsų gebėjimas valdyti savo finansinį biudžetą, nedidinti blogųjų skolų kiekio, kas yra blogos skolos, nes va čia kaip tik susiję gal su antru klausimu Algirdo, kas yra gera skola. Tai blogos skolos yra tos visų pirma, kurias mes mokame patys ir kurios finansuoja mūsų norus gyvenimiškus ateities sąskaitą. Kitaip tariant, mes dabar negalime leisti tau nusipirkti, ne, ir tada perkame kažką tai skolindamėsi, kad turėti tai dabar ir nelaukti ten 5 ar 20 metų. Tai aišku, čia patenka visi greiti kreditai, vartotojiškos paskolos, tam tikrą prasme net ir savo būsto įsigymo paskola, aišku, jinai tokia gal per vidurį kažkur būtų, bet iš esmės tokie dalykai. Tai vat, gebėjimas neprisidaryti arba jeigu jau prisidarėte, tai nebedidinti blogų skolų, gebėjimas valdyti savo asmeninius finansus, kad nebūtų taip, kad nelieka mėnesio gale. Atitinkamai e, gebėjimas atskirti, kas yra didelė rizika, kas yra maža rizika, nu, mano asmeninė, pagal mano asmeninę rizikos toleranciją. Tai va tai galbūt būtų tie baziniai gebėjimai, kuriuos galima būtų įvardyti kaip sakykime, to bazinio smūgio arsenalą. Vėlgi, tai tikrai nėra kažkokie raketų mokslai ir tai nėra kažkas tai super, super sudėtingo. Ir greičiausiai vienaip arba kitaip jūs tai darote. Klausimas tik tai šitoje vietoje, ką reikėtų gal savęs paklausti ir patikrinti, ar efektyviausių būdų. Nu, pavyzdžiui, tų pačių asmeninių finansų valdymo būdų yra įvairių. Mėnesių biudžetų sudarimai, visokie 6 stiklainių metodai ir ten dar visokių. Va, dabar va, buvau Amerikoje. Ir Maikas Michalovičius, su kuriuo kaip tik susipažinti teko gyvai, čia pelnas pirmiausia tokios kitos metodikos kūrėjas, išleidžia naują knygą apie asmeninių finansų valdymą. Ten dar viena sistema yra arsenalas, man asmeniškai jinai irgi patiko. Tai vat vėlgi gal pravedant tam tikrą tokią lygiagrečią su rytų kovos menais, kas irgi svarbu yra, kad rytų kovos menų meistrai, jie niekada nenustoja tobulinti savo bazinių technikų, ieškodami dar idėjų, ką galima būtų pritaikyti. Taip gimsta nauji stiliai. Brisly taip sakė visą laiką, ne, kad būk vanduo, mano draugė, perimt viską iš kitų geriausių stilių. Taip ir čia, jeigu mes atrodytų jau, kad tą bazinį smūgį mokam, valdom pinigus, tai nereiškia, kad nėra efektyvesnio būdo tam daryti, gal galime rasti efektyvesnį. Tai reikia tiesiog tuo nuolat domėtis, o iš kur išmokti, tai vėlgi čia tikrai pasirinkimas gan didelis yra mano. Nenoriu čia dabar ten pardavinėti kažko tais, nes ne dėl to čia ir Povilas pasikvietė mane, bet tikrai galite rasti tiek YouTube'e tos informacijos, tiek knygų yra įvairių, tiek ir pas mus tų mokymų yra, bet esminiai dalykai yra tai, kad visa tai susiveda į bazinį finansinį raštingumą. Tai baziniai smūgiai, bazinis finansinis raštingumas. Tai va čia gal esminiai dalykai. Algirdą atsakant, tai iš dalies jau atsakiau dėl skolos, tai geroji skola atvirkščiai, tai yra ta skola, kuri idealiu atveju mokama ne mūsų yra, kurią moka mūsų klientai, mūsų gal kažkokio turto naudotojai ir kuri didina, jos dėka mes didiname savo turtą arba pajamas. Tai esminiai kriterijai yra šie. Artūro. Tai realiai geroji skola yra, kai pasiskolinį, tarkim, nekilnojamam turtui, jį išnuomoji ir tą paskolą realiai dengia tavo nuomininkai. Čia O toks akivaizdžiausias gal gerosios lieka skolos pas tave pavyzdys. tada. Taip, čia gal akivaizdžiausias gerosios, bet galima būtų tą patį pertraukti tik kitaip. Pasiskolini įsigyti automobilį, paleidai tą automobilį nuomai, irgi gera skola bus. Mhm. Tai nebūtinai tai yra ant gal ant akivaizdžiausias dalykas tiesiog yra. Mhm. Mhm. Ir turi atsakant, kokios sumos pradėti, kad ne per 50 metų, tai va čia vat, gal grįžtame vėlgi prie tų instrumentų bazinių ir tam tikrų sąsajų su rytų kovos menais.
kai aš pradėjau užsiminėti rytų kovos menais dar būdamas jaunas, tai mano lankstumas buvo visiškai kitoks. Aš galėjau ant špagato sėsti, aš galėjau ten kojas abi be problemų iškelti. Ir iš tikrųjų daugelis sunkių technikų man davėsi gerokai lengviau. Kai aš padariau pertrauką ir grįžau po gerų 15 metų pertraukos po rytų kovos menų neturėjimo ir dar į kitą stilių, man atrodė, kad taigi aš vis dar toks pats ir aš čia galiu koją iškelti, bet pasirodo, kad jau būnant 38, kai grįžau, turbūt panašiai gal buvau, nebe taip yra. Ir dėl to tie smūgiai, kurie tiko man, kai aš buvau jaunas, nebetiko man dabar. Bet gera žinia yra, kad išmintis irgi pasikeitė per tą laiką ir patirtis kovinė. Ir dėl to aš ir be tų smūgių vis dar iki šių dienų dalyvauju varžybose ir laimiu kovas, bet kitokiais smūgiais, tais, kurie man tinka. Tai grįžtant prie finansų, lygiai taip pat, jeigu pradėjome investuoti į instrumentus, kurie yra skirti investavimui ilgalaikiam, 50 galbūt metų ir 40, tai greičiausiai su tais instrumentais dabar bandant investuoti, bus sudėtinga pasiekti pergalę kažkokią tais, nes arba tada reikės labai labai aukštai bandyti kelt koją, kas gali nepavykti ir plyš sausgyslė, arba atitinkamai labai ilgą kovą kovoti, kurių klausimas, ar norim ir sveikatos bus. Tai taip, jeigu nueinant nuo abstraktumų, pirkimas ir nuoma gali būti vienas iš variantų, bet vėlgi, jeigu mūsų bazinis pasirengimas tam yra tinkamas ir su kokiu priešininku kovojam. Tai skola šitoje vietoje ir mokėjimas ją valdyti yra ko gero vienas iš tų labiausiai svarbių bazinių instrumentų, nes jeigu be skolos tai darysime, tai tada, greičiausiai kažkur tais po vieno antro tokio sandorio sustosime, tai turime išmokti jį naudoti. Dar ir kitų dar yra. Taip, matau, čia dėl pirmųjų žingsnių finansinės laisvės link. Tai aš iš dalies ir sakiau, galbūt per tuos diržus, jeigu einant, galima būtų, taip netgi kai kuriuos analogus išvesti. Pats pirmas dalykas, baltas diržas, mano tikslas yra rezervinis fondas ir tai yra vienas iš bazinių gebėjimų. 3-6 mėnesių rezervinis fondas, kur neinvestuoti skirti pinigai, bet nenumatytiem atvejam, kažkokiem gyvenimiškom situacijom ir panašiai. Tada atitinkamai gebėjimas valdyti savo pinigus tam, kad ir fondas didėtų, ir pinigų investavimo atsirastų. Tada, tarkim, oranžinis diržas kažkoks, čia jau pas mus atsiranda stabilumas judesiuose kažkokiuose, didesnis šiek tiek pinigų rezervas, biudžeto laikymasis ir galbūt jau galvojimas apie pirmuosius investicinius instrumentus gali atsirasti, kur nereikalauja didelių kažkokių tais pinigų sumų ir nėra susijęs su didelė rizika. Tada jau mėlynas diržas, sakykime, galėtų būti jau toks strateginis augimas atsirasti kažkoks, tai ir čia jau mūsų plane turi atsirasti ir tam tikri apsaugos instrumentai, supraskite vėl daugiau gynybinių veiksmų, kas apima ir draudimą mūsų vienokį ar kitokį. Aš tikrai nesu draudimo pardavėjas, taip kad mano tikslas ne jį parduoti, bet draudimą mano galva turim turėti kiekvienas. Dėl to, kad kol to juodo diržo sieksime, tai dar su mumis daug ko gali nutikti, įvairių tų traumų, finansinių ir ne tik finansinių. Tai va čia tokie instrumentai tada atsiranda, ir galbūt jau didiname kažkiek tais savo to investicinio portfelio pasirinkimą turto klasių. Tada geltonas diržas, jau čia galbūt pradedam galvoti apie kažkokį savo unikalų kovos stilių. Tai va čia atsiranda strategija, kaip tinkamai išnaudoti įvairius investavimo instrumentus, kad kurti pasyvias pajamas, kaip mokesčius efektyviai, teisėtai, o ne neteisėtai mažinti ir valdyti kokiais instrumentais. Tada, sakykime, žalias diržas koks nors galėtų būti jau sisteminimas viso to, tai mūsų investicinė sistema, gal verslo sistema kažkokia, kad irgi tai duotų pasyvias pajamas. Ir galiausiai jau ten rudas, juodas diržas, tada atitinkamai atsiranda finansinis meistriškumas. Tai jeigu žiūrėti į tos bazinius pirmosius žingsnius, tai prisiminkite tą baltą oranžinį diržą. Iš esmės nuo to reikėtų gal pradėti. O jeigu to nepadarome ir šokame iš karto į veiksmus, kuriuos turėtų daryti, kaip minėjau, pavyzdžiui, ten koks žalias ar rudas diržas, tai yra iškart bandome investuoti į instrumentus, kurie susiję su didesnė pinigų suma,
kuriuos mes galbūt nemokame suvaldyti rizikos, pavyzdžiui, skola plus mūsų pinigai, nekilnojamas turtas ir per didelė skola, nu, tai tada atitinkamai gali apsiversti prieš mus ir tokių pavyzdžių yra ne vienas. Arba susižavime kripto kokiu nors, nes tai yra naujas, blizgus labai smūgis, kuris gali vienu smūgiu nokautuoti bet ką ir padaryti mus čempionais, bet pasirodo, kad galim netyčia smūgiuodami save sutraumuoti, jeigu nemokame jį daryti. O mano bendrumai ir skirtumai su Kiyosakiu, tai gal pirmas skirtumas yra tai, kad jisai tikrai Japonas, aš ne, aš tik tais rytų kovos menais užsiminėjau, bet kiek žinau, jis neužsiminėjo, nu tai va čia skirtumai ir panašumai gal. O bendrumai ko gero tame yra, kad na ir jo, ir mūsų misijos yra panašios ir vienaip arba kitaip mes mokame tų finansinių kovos menų skirtingais gal instrumentais, skirtingais žingsniais, skirtingais formatais, bet mokame finansinių kovos menų. Mm. Dar keli tokie praktiniai klausimai, Jurijau, kol dar kol burna dar nežiūvo. Kokie asmeniniai veiksmai padėjo plėsti, keisti ribas galvoje siekiant finansinės laisvės? Ir paskui kitas toksai jau bus klausimas dėl fondo. Turiu fondą, bet 20 tūkstančių laikyti labai širdį skauda. Galvoju, gal ieškoti būdų, kur likvidžiai investuoti. Kad reikalų esant, greit galėtum ištraukti. Gal netyčia gali ant kelio užvesti. Tai Jo, tai skaitau Vaidas dabar, kokie asmeniniai veiksmai padėjo plėsti, keisti ribas. Aš sakyčiau, gal kai kuriuos iš jų ir minėjau, tai čia vienas dalykas, aš pradėjau investuoti gana senai pirmus instrumentus, tai čia buvo 2006-2007 metai. Ir vėlgi galbūt dėl to, kad pradėjau jau pasiruošęs tam tikrus bazinius įgūdžius ir žinojau, ką darau, aš nepuoliau iš karto kovoti su juodais diržais, pradėjau nuo baltų diržų kovų, pradėjau nuo investicinių fondų ir panašių instrumentų, kurie tai dienai man atrodė man tinkamas pasirinkimas. Vėliau perėjau jau į vertybinius popierius, po to į nekilnojamą turtą. Tai va tas gal palaipsniškas įgūdžių kėlimas kartu su ir įrankiais, kuriuos naudojau ir leido ir tuo pačiu ir tą mąstymą keisti galvoje ir rezultatus didinti. Ir tame kelyje man irgi labai smarkiai padėjo, aišku, ir aplinka. Vat, kodėl, pavyzdžiui, ir rytų kovos menuose iš esmės galima būtų juk užsiminėti kiekvienam asmeniškai, bet gerokai didesnis augimas visgi eina, kai yra kažkoks, sakykime, sensėjus ir jisai treniruoja grupę, nes jūs tada galite kartu su panašaus lygio žmonėmis, kitais kovojančiais ir pasipraktikuoti ir biškis su aukščiau pasiekusiais, iš jų pasimokyti ir va tada gaunasi tas toks kolektyvinis augimas. Tai galbūt dėl tos pačios priežasties ir aš kažkada pradėjau kurti bendruomenę, kurioje ir irgi atsirado visokių žmonių, kurie buvo panašiam lygyje, kai kurie žemesniam lygyje, kai kurie tie, kurie atėjo panašiam lygyje, greitai peraugo ir gerokai netgi daugiau žino vienoje ar kitoje srityje, negu aš žinojau tuo metu. Ir va tokiu būdu tas kelias gerokai tuomet tapo efektyvesnis. O dar čia matau, ką pasiekiau investuodamas. Giedrės klausimas yra, tai, na, ką pasiekiau. Šiai dienai galiu pasakyti, kad finansinę laisvę gal ir nesu pasiekęs, bet nepriklausomybę esu. Tai, kitaip tariant, būtinos išlaidos, kurias turiu šiai dienai, yra dengiamas ne iš ko aš kito, bet iš mano pasyvių pajamų sukurtų ar iš verslų, ar iš investicijų kitų ir panašiai. O toliau judame toliau, kaip ir minėjau, juodas diržas. Tai vad aš sakyčiau, gal finansinė priklausomybė galėtų būti prilyginama tam kažkam plius minus juodam diržui ir jo. Bet finansiniai laisvė tai dar yra 10 danų į priekį, kuriuos reikia siekti toliau. Algirdas. Neužilgo. Nu, bet gerai, dar čia kitų klausimų. Jo, tai Algirdas dėl fondo to. Tai gal verta paminėti, kad nežinau, ar 20 tūkstančių eurų, ką tai sudaro, ar čia 1 mėnesio išlaidos, ar 5 mėnesių išlaidos, nes nuo to skiriasi, ne? Nes fondas jisai turėtų būti bent 3 mėnesių, 3-6 mėnesių. Ir mes negalime tiesiog savo leisti tuos pinigus investuoti į kažkokius tai instrumentus, kurie, sakom, likvidžiai, bet galbūt staigiai prireikus iš ten ištrauksime nebe 20 tūkstančių, o 10.
Nu, pavyzdžiui, vertybiniai popieriai akcijos yra likvidus instrumentas. Ir galime kaip ir įdėti tos 20 tūkstančių, bet gal kai jų prireiks, kainos akcijų bus nukritusios ir ištrauksime 15 arba 10. Tai čia ne tik likvidumas svarbu yra, bet ir tai, kiek visgi tai yra rizikos savydės svyravimų turintys dalykai. Tai du dalykus kartu turėtume sujungti. Ir vėl aš grįžtu prie tų pačių bazinių dalykų. Jeigu mes sakome, kad ne, aš geriau neturėsiu tvirtos stovėsenos kovoje, bet Mhm. bandysiu geriau daryti įmantrius smūgius, tai kad ir kokie tie įmantrus smūgiai gražiai atrodantis, juose nebus jėgos. Taip tariant, jeigu aš nemoku tvirtai atsistoti ant kojų, kas yra mano finansinis rezervas ir biudžeto valdymas, tai kad ir netgi paprastą smūgį darydamas jame nebus jėgos. Tai čia apie tą patį. Va, dėl to mes turime tuos savo pinigų rezervus turėti ne tam, kad juos kažkur investuotume, bet kad jie padėtų mums išgyventi tada, kai mus kažkas bando pastumti. Ir mes vis tiek tvirtai stovėtume. Jurijau, kokie yra mitai? Kokie yra mitai finansų pasaulyje, asmeninių finansų pasaulyje? Na, aš turiu minti tokius kaip, nu, kas daug uždirba, kieno didelė alga, tai jau jisai viską susitvarkęs. Nu, man skamba kaip mitas vien iš pasakymų. Nes yra kita ta logika, kad daug uždirbi, klausimas, kiek pas tave lieka po to, kai viską įsileidi. Tai tu gal tokių, žiūriu aš į laiką, kad Jo, mes jau taip link pabaigos, bet gal tokius, va, kitą kartą tokie, žinai, nuggets tokie sueina. Ok, tvarko, tai yra kur ką keletą iš jų padaryti. aš jau paminėjau per berots, kieno ten klausimus buvo, dabar neatsimenu, Kristinos berots, ne. E, ne Kristinos, kažkieno buvo. Gyvai klausė manęs. Gerai. Jo, nematau dabar merginos tos. Tai sakyčiau, kad pagrindinį tą, kurį tu ir pasakėjai, kad ne pinigų kiekybė yra šito vietos svarbu, o tai kiek lieka ir kaip kokybiškai mes tus pinigus uždirbame. Tai nuo to prasideda ir visos tos taisyklės, pirma, mokėk savo ir panašiai. Antras dalykas, kas greičiausiai irgi svarbu yra, tai yra suprasti skirtumus tarp turto ir pasiturimumo. Mm, Tai va, angliškai yra du žodžiai. Mes vaikomės, ne mes čia, tai kas esate, tai nesivaikote, bet na tie kiti, kur už skūlo ribų, tai tie vaikosi prastai. Vaikosi turtą. Kuo turtingesnis norim būti, ne ten ir taip mm, toliau. Ir tas turtas, jisai, na vėlgi, kaip kas matuojame, kai kas pinigų suma banko sąskaitoj, kiti galbūt brangių automobilių ar ten prabangesnių laikrodžių, na, bet tai yra tarytum turto išraiška. Pasiturimumas iš esmės matuojamas biški kitų dalykų. Tai yra, kiek ilgai mes galime išgyventi taip, kaip gyvename šiai dienai, leisdami savo viską, ką leidžiame šiandien dienai, bet neturėdami galimybės uždirbti pinigus. Tai vėlgi tas gali būti arba baigtinis skaičius, 5 mėnesiai, 10 mėnesių, jeigu turime banko sąskaitoje kažkokį kiekį, arba gali būti begalinis skaičius, jeigu mes pasiekėme tai, kad mūsų tuos poreikius dengia ne kas kita, o pajamų sukurtos ne mūsų pastangų dėka, o vat būtent tų kitokių kokybės pajamų, tai yra iš verslo, kuris generuoja pasyvės pajamas, iš investicijų galbūt, kuriame mes, na, iš esmės galim nebūti, arba jeigu būti, tai gerokai, gerokai mažiau laiko. Tai vat, sakyčiau, gal du pagrindiniai, tai neįsiplečiant mm. būtų šitie. Super. Žiūriu, kad turim kelias minutės tik tai ir galvoju, gal dar kažkokie tai klausimai bus arba atliepimai, sureagavimai, dar kol turim laiko. Arba Jūriau, gal dar kažką turi, žinai, pasislėpęs, ką reikia įvardinti. Galvoju, ką įvardyti. Nu, nežinau, kiek, sakykime, pavyko per tą kovų, rytų kovų menų metaforą perteikti pagrindinę mintį, bet iš esmės, kaip ir minėjau, nuo to prasideda mano galva ir ta finansinė kelionė ir šito kelionė labiausiai kvieščiau gal ir vertinti. Tai kuo jūs tampate, kai išbandote dalykus, kurių galbūt iki to nebandėte. Ir kur atrodo pradžiai baisu, kur atrodo pradžiai o man nepavyks, sunku. Mhm. Aš atsimenu, kai man reikėjo mokytis pirmą katą Kiokušinę, kur, tarkim, aš Fudokan anksčiau sportavau, ten visiškai kitokios katos buvo.
Ir atrodytų, tu žinai tos smūgius, tu žinai, ką reiškia tenais koks nors smūgis tiesus ranka, žinai, ką reiškia smūgis kelieniui ir pavadinimai tie patys. Ten koks Hizageri, Oitsuki, Gijakutsuki ir taip toliau. Bet kai juos sudeda į kitą veiksmų seką, žiūrėk, tu nieko nepadarai. Ir ta pirma kata, man atrodė, galvoju, kaip aš čia išmoksiu, ten man to egzaminas čia reikia laikytis. Bet kai tu jau ją po to darai daug kartų ir darai ir aukštesnio lygio katas, jinai tau atrodo tokia paprasta. Ir kai man teko ją mokyti po to mano draugė, kuri irgi pradėjo lankyti, tai jai buvo taip pat sunku, o mums su dukra atrodo taip paprasta. Bet kai jinai ją išmoko, tada jau jai atrodo lengva. Tai va dalykai, kurie mus kartais gazdina, jeigu mes nepabijome pamėginti ir randame tinkamus žmonės, kurie padėtų mums to žingsnius žengti kartu, tada tampa gerokai, gerokai lengvesni. Tai ir finansuose yra lygiai tos pačios katos, lygiai ties patys smūgiai, lygiai tie patys blokai, kurie galbūt pradžioje jums nesigaus, bet vėliau duos jums augimą. Super. Toks nuskambėjo, žinai, vos ne kaip palinkėjimas tam tikras susidėlio. Galbūt. Ok. Nu, fain, smagu prisiminti. Smagu prisiminti svarbius dalykus. Ir nežinau, kaip jūs, kaip visiems kitiems, bet man svarbu nesislėpti po to, kas kitą kartą galbūt atrodo, kad nesigauna. Kartais pripažinti, kad nesigauna ir žinot, kur arba kur kreiptis, arba ką tiksliai daryti. Kartais net atrodo tokių paprastų priminimų dėka, kai kurie dalykai gali labai spręstis. Vien tai, ką tu supasakojai, dar kai kurie dalykai persisuko galvoju, dar čiut kitaip. Tai didelis dėkui iš mano pusės. Ačiū, kad Iš mūsų visų pusės turbūt irgi tuo čia pasipils kokia širdutė ar kažkas tai panašaus į ekraną. Tai čia turbūt tuo gražiu akcentu ir baigsim. Ačiū visiems, kurie susijungėt. Mes turim tam tikrą progą, žinok, užšokau dar pasižiūrėti, kas skūlio darosi. Tai kol tu be pasakojai, atsirado 300-asis mūsų narys skūlo bendruomeniai. Misija, kuri buvo planuota 3 mėnesiams į priekį, padaryta per mėnesį ir, nežinau, ir savaitę turbūt atitinkamai. Tai džiugios naujienos. Ačiū visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jūriau, kad buvai. Ačiū visi, kurie prisijungėt. Kitą savaitę vėl turėsim kitą susitikimą, tai antradienį susiregistruokit savo kalendoriuje, užsidėkit tau tokį, kad niekas netrukdytų. O mes tada susitiksim visiškai greitų metų. Ačiū Jūriau dar kartelį ir ačiū visiems. Ačiū visiems. Visi malonu. Ate. Sveiki.